Sveiki, tai yra SEO trečiadienis, kas dar nežino, mano vardas Vladimiras, Easy SEO agentūra. Panašu, kad turėsime rimtą konkurentą Google paieškos sistemai ir tai yra SearchGPT. Toliau pažiūrėsim, kas yra SearchGPT, koks skirtumas tarp ChatGPT, SearchGPT ir kokie panašumai su Google paieškos sistema. Pradedam nuo pagrindų. Koks skirtumas tarp ChatGPT ir SearchGPT? SearchGPT yra prieinamas viduje ChatGPT. Ir jis yra prieinamas tik tai mokamoje sistemai. Aš manau, kad tai yra laiko klausimas, kažkada jie turės tokią pat sistemą prieinamą visiems, kaip yra Google paieška, bet kol kas bent Lietuvoje SearchGPT gali pasinaudoti, jeigu turi mokamą versiją. Kas dar bendro tarp ChatGPT ir SearchGPT, kūrėjas yra tas pats OpenAI. Ok, o dabar pažiūrėsim į panašumus su Google paieškos sistema ir pradėsim nuo to, kokius vaizdus vartotojai galėtų pamatyti viduje SearchGPT. Štai tokį vaizdą gali pamatyti vartotojai Amerikoje. Dabar pažiūrėsim į kitą vaizdą. Štai taip atrodo paieškos laukeliai SearchGPT ir Google. Na, tikrai negali neigti, kad yra panašumų. O dabar pažiūrėsim į tai, kaip veikia SearchGPT, parodysiu, kokie yra rezultatai. Bet yra dar vienas niuansas. Kaip ChatGPT jau padaro vaizdą panašų į Google paieškos sistemą ir dabar parodysiu, kaip tai veikia. Jeigu mes į paiešką ChatGPT, kol kas mes naudojam ChatGPT, ne SearchGPT, paskui parodysiu, kaip bus naudojamas Search. Jeigu mes dabar įvestume, kas yra, ir štai čia dabar turėtų atsirasti suggestionai arba pasiūlymai, kas yra, štai čia atsirado. Tai dabar jau ChatGPT simuliuoja Google paieškos vaizdą, taip galim pavadinti. Bet jeigu mes norime, galim SEO optimizavimas, aš pradėjau rašyti SEO optimizavimas, dar nėra aišku, ChatGPT dar nesupranta, kad aš norėčiau lietuviškai rašyti, nesu niekaip pažymėjęs, tai man rodo angliškai rezultatas. Bet jeigu aš norėčiau pasinaudoti SearchGPT, turėčiau čia paspausti rutuliuką, tada man ieškos jau kitoje paieškos sistemoje SEO optimizavimas. Taip, palaukiam rezultatų. Ok, dabar rezultatai yra ekrane. Štai čia matome, kad SearchGPT priešingai nei ChatGPT duoda nuorodas į šaltinius. Štai čia matome yra nuoroda į Easy SEO. Toliau. Štai čia irgi yra nuoroda į Easy SEO. Ir jeigu mes paspausim į šaltinius, štai čia mums rodo, iš kur yra gautas nuorodas arba iš kur yra gauta informacija. Taip. Pabandom, dar yra vienas panašumas tarp SearchGPT ir Google paieškos. SearchGPT dabar jau simuliuoja rezultatų su žemėlapiu. Sugalvojom kokį nors taip. Barbershop Vilniuje. Ir mes dabar vėl ieškome tarp SearchGPT, kadangi rutuliukas yra pažymėtas, Barbershop Vilniuje. Taip, ir jis mums dabar ruošia atsakymą, uždarom kol kas, kad mums netrukdytų. Ką mes dabar turėtume pamatyti? Rezultatą su žemėlapiu. Ok. Ką mes matom, kad čia yra pirmas rezultatas, yra antras rezultatas Uptown Barber, trečias Picasso, ketvirtas Barber Crew, Hillbilly Barbershop. Ir šaltiniai yra nurodomi štai čia. Dabar pasakysiu savo nuomonę, kaip aš matau. Aš manau, kad jeigu verslas nori būti matomų ChatGPT paieškoje, reikėtų pradėti ruoštis dabar. Ir apie tai aš padarysiu atskirą video ateityje. Tai prenumeruokite Easy SEO YouTube kanalą, stebėkite mūsų žinias, mes publikuojame Facebook puslapyje. Kol kas tiek žinių, jeigu video naudingas, nepamirškite paspausti like. Iki.